Rusija į Čechovo miestą, kur netrukus prasidės Europos vaikinų iki 20 metų čempionato finalas ir aukso karštligė vėl krečia Lietuvą. Visi norime, jog Rimo Kurtinaičio auklėtiniai vilkintys žalia apranga štai šiuose varžybose žaidė iš tikrųjų labai garbingai, manau, nustebinę ne vieną krepšinio gerbėją. Šiandien įveiktų ir šeimininkų komandą. Tačiau ar pavyks mūsiškiams iškovoti šią vietą, pamatysime maždaug už pusantros valandos, o dabar netrukus aikštelėje pasirodys starto penketai. Ir man labai malonu, jog šias rungtynes padės komentuoti mūsų vaikinų rinktinės, metais vyresnių vaikinų rinktinės treneris Ramūnas Butautas. Labadiena, sakykit, ar jums lauktas buvo toks rezultatas, kad mūsiškiai žais finale? Mes kartu sportavome, treniravomės ir aš mačiau, kaip rimtai šitą komandą ruošiasi. Ir mes be abejo tikėjomės, kad galime užimti aukštą vietą ir tai, kad mes žaidžiame finale, tai yra labai didelis pasiekimas, bet tikrai nėra staigmena. Komandoje nėra Lino Kleizos, nėra Martyno Andriuškevičiaus. Martynas Pocius taip pat neatvyko į rinktinę. Prieš išvažiuojant daugelis skeptikų sakė, kad toli komandai nepavyks nužingsniuoti. Tik komandos vyriausiasis treneris Rimas Endrijaitis nuolat tvirtino, kad aš optimistas, žaisim finale. Ar jis taip sakė tik krepšinio gerbėjams ir mėgindamas gal įtikinti komandą, ar ir jūsų tarpe taip šnekėjo? Treneris neturi teisės pasakyti žaidėjams, kad mes važiuojam laimėti 10 vietą. Visada reikia kelti maksimalų rezultatą. Ir nežiūrint to, kad komandoje nedalyvauja tokie krepšininkai, kurie būtų labai naudingi, tokie kaip visų pirmiausia Linas Kleiza, Rimas juos nuteikinėjo, savo žaidėjus nuteikinėjo kautis iki pergalės kiekvienose rungtynėse. Ir kai parodė istoriją, vadinkim taip, mūsiškiams tai pavyko padaryti ir štai mes matome mūsų komandą finale. Na ir prie baudų metimo linijos Juozas Ramanauskas, Žalgirio antrosios komandos žaidėjas, mūsų vidurio puolėjas. Ir labai norėtųsi, jog šiandien sektųsi ypač mūsų vidurio puolėjam ir puolėjam, nes Rimas Kurtinaitis, su kuriuo šiandien teko kalbėtis telefonu, sakė, jog būtent šioje grandyje yra stipresni Rusijos krepšininkai. Ir rungtynių baigtis tikrai labai priklausys nuo to, kaip šiandien pavyks žaisti mūsų puolėjų grandžiai. Na ir reikia pasakyti, jog vakar pusfinalyje mūsų komanda sužaidė iš tikrųjų labai įspūdingai, pralaiminėdama beveik visas rungtynes sugebėjo palaužti Izraelio komanda minimalia persvara 67-66 ir patekti į finalą. Ir vakar rungtynėse, kaip paskui sakė Rimas Kurtinaitis, mūsų jauni krepšininkai gal šiek tiek perdegė, buvo gana netaiklus. Na, o šiandien matome, jog sėkmingai prasideda rungtynės ir Jonas Mačiulis dabar pelno taškus. Tritaškis turėtų būti įskaitytas ir lietuviai išsiveržė į priekį. Sakykit, ar jums Rusijos komanda yra pažįstama? Taip, be abejo. Šitą komandą aš jau prisimenu prieš 5 metus, kada treniravau Lietuvos kadetų rinktinę. Ši komanda iškovojo antrąją vietą Europos čempionate, mes tada likom 4. Ir daugelis žaidėjų, praeinant Velcevų, Sokolovų, Komorovskių, žaidė toje komandoje. Taip pat teko su tai žaidėjais sutikti ir dalyvaujant Europos taurėse, kada man teko treniruoti šalių komandą, taip kad Rusijos rinktinę aš gana neblogai pažįstu. Ir prie baudų metimo linijos Artūras Jomantas, mūsų komandos kapitonas, labai sėkmingai rungtyniaujantis šiame čempionate. Mūsiškiai pirmauja 5-0. Na, turbūt Rusijos krepšininkams šiandien yra taipogi nelengva, nes savo sienos ne visada padeda, kartais ypač jauni krepšininkai ir perdega tokiose rungtynėse. Finalas yra finalas ir nugali dažniausiai ne tas, kas būna stipresnė komanda, bet dažniausiai nugali ta komanda, kurie, reiškia, žaidėjai yra psichologiškai tvirtesni, kurių moralinės valinės savybės yra stipresnės. Ir ypatingai tokiam amžiuje, kada dar žaidėjai nėra pilnai subrendę kaip krepšininkai. Ir labai svarbu yra psichologinis suteikimas. Aš tą pats esu patyręs, kadangi man teko 4 kartus jau žaisti finaluose. Ir kai kuriuose finaluose mes buvom favoritai, kuriuose nebuvom. Ir dėja, tik tai vieną kartą pavyko užlipti ant aukščiausio laiptelio.
Juozas Ramanauskas atkovojo atšokusį kamuolį ir dėja dabar blokuojamas Rolando Alievo metimas. Ir jūsų ekranuose buvo Rusijos komandos vidurio puolėjas Dmitrijus Sokolovas. Labai pavojingas ir puolime, ir gynyboje krepšininkas. Tiesa, jis labai silpnai meta baudų metimus, pataiko vos pusę metimų. Dar vienas mėginimas ir netikslus metimas, o jau kamuolį atkovoja Antonas Pankratovas, Rusijos rinktinės žaidėjas. Salė jums taip pat pažįstama, jūs su Šiaulių komanda rungtyniavote FIBA Europa taurės varžybų finale čia. Taip, tai yra salė, kuri talpina galbūt apie 5000 žiūrovų, tačiau žiūrovai, kaip mes matome ekrane, toli sėdi nuo krepšinio aikštelės. Krepšinio aikštelė turi labai daug erdvės. Todėl net ir Šiaulių krepšininkai, kurie tikrai pasižymė gerų taiklumų, mes labai prastai metėme tritaškius. Ir šiandien man teko kalbėti su Rimu, aš Rimui patariau, kad neskubėtų atakuoti iš toli, kad ilgiau palaikytų kamuolį, kad nesuteiktų progos rusams greit kontratakuoti, nes, kaip žinia, rusai mėgsta tokį atvirą žaidimą. Na, kol kas mes pirmaujame, nors nesijaučia, kad turėtume žaidybinę iniciatyvą. Ir pirmoji minutė. Ir baigėsi minutės pertraukėlė. Kaip manai, ką galėjo Jevgenijus Pašutinas dabar patarti savo komandai? Kas buvo pradžioje blogai? Na, visų pirmiausia, tai aš noriu gal iš kitos pusės užeisiu. Pasakysiu, kad Lietuvos rinktinės treneriai pasirinkė yra teisingą strategiją aplamai šitam čempionate, kadangi mūsų komanda nepasižymė aukštai žaidėjais, kurie gali pelnyti taškus iš po krepšio. Mes naudojame įvairių rūšių presingą, stengiame žaisti judriai ir greitai. Ir kaip tai, kad mes žaidžiam finale, parodė, kad reiškia šitą strategiją pasiteisino. Ir aš norėčiau pasidžiaugti, kad būtent šitą mūsų žaidimas finale užtildė kai kurios pesimistus, kurių netrūko. Ir nenorėčiau galbūt sakyti pavardėmis, tačiau buvo, reiškia, trenerių seminarė, Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos seminarė, buvo išsakyta minčių, kad šiai rinktiniai paskirti treneriai, kurie nedirba Lietuvoje, kurie neturi patirties ir taip toliau ir taip toliau. Ir kaip parodė mūsų rinktinės rezultatai, vis tik treneriai atliko labai didelį darbą, subūrė puikų kolektyvą ir tikrai lietuviai gražiai žaidė ir tai pažymėjo ne tik Lietuvos, tai pažymėjo visos Europos specialistai. Na, o šiandien rungtynės klostosi kol kas mums palankiai. Lietuviai bando prilaikyti rusus, neleisti įsibėgėti zoniniu presingu, tai nėra jų tikslas atimti kamuolį, bet prilaikyti rusų greitą puolimą. Na, dabar rusai perėjo į zoninę gynybą, pažiūrėsim, kaip lietuviams seksis laužyti šią gynybos sistemą. Na ir sužaidus 3 minutės lietuviai pirmauja 7-3, pirmuosius taškus Rusijos komandai pelnė Jegoras Velcevas. Beje, Rusijos komanda šiame čempionate taip pat nežaidžia labai stabiliai, ji buvo vidury turnyro patekusi į gan nemažą duobę, pralaimėjo vienerias rungtynės Slovėnijos komandai 64-65, o paskui gana sunkiai įveikė antrame etape Italijos komandą, kurią lietuviai tiesiog sutriuškino pirmose rungtynėse. 35 taškų skirtumų, o rusai šią komandą įveikė gana sunkiai. Tačiau Rimas Kurtinaitis šiandien pabrėžė telefonu, jog Rusijos krepšininkai žaidžia ne tradicinį rusišką žaidimą, ne tik bėga ir meta, tačiau jaučiasi Jevgenijaus Pašutino ranka, komanda gana disciplinuota ir štai matome dabar dar vieną tolimą metimą pelno Antonas Pankratovas. Ir jau skirtumas sumažėja iki 1 taško. Beje, jeigu kalbant ir lyginant dar mūsų Rusijos komandas, tai reikėtų pasakyti, jog Rusijos krepšininkai lenkia mūsų komandą pagal pataikymo procentus. Pagal visus kitus rodiklius mūsų krepšininkai žaidžia geriau už Rusijos komandą, jie pelno daugiau taškų ir aktyvesni, meta labai daug baudų, tačiau tikslesni yra Rusijos krepšininkai. Ir netikslus dar vienas mūsų komandos metimas, tačiau pataiso dabar Juozas Ramanauskas komandos draugo metimą ir 9-6 Lietuvos krepšininkai pirmauja 3 taškais. Na ir smagu, jog šiandien neblogai rungtyniauja mūsų vidurio puolėjas Juozas Ramanauskas, matom, jau pelnė keletą metimų. Mane neramina kitkas, kad mes labai statiškai žaidžiam prieš aikštės gynybą ir kad pasikliaunam tik tolimais metimais. Mane tas šiek tiek neramina, nes dabar rusai kaip ir perėmė žaidybinę iniciatyvą, nors rezultatas skirtumas yra mūsų naudai. Tačiau tai neramina. Rusai vakar pusfinalyje
nugalėjo Serbijos ir Juodkalnijos krepšininkus, nugalėjo gana įtikinamai, pirmaudami visą laiką, o lietuviai, kaip žinia, vakar išnaudojo gana nemažai jėgų rungtynėse su Izraelio komanda ir štai matome vėl pozicinis puolimas ir vėl gana statiškai vyksta žaidimas. Ir viskas paremta tolimais metimais. Mums sunku bus atsikovoti kamuolį, kadangi mes neturime ūgio pranašumą. Rusai sutelkė gynybą baudos aikštelėje, taip kad mums kamuolį atkovoti bus labai sunku, o pasikliauti, kad mes pataikysim 80% pataikymo procentas bus taip pat negalima. Reikėtų imtis kažkokių priemonių. Ir dabar tikslesnė Rusijos krepšininkų ataka. Nikita Šabalkinas pelno taškus. Ir aišku, mūsiškiai paėmė minutinę. Taigi artėja link pabaigos minutės pertraukėlė ir mūsų komandos pranašumas praktiškai ištirpo. Ar tik dėl statiško žaidimo puolime ar ir gynyboje darome klaidų? Na, turbūt nereikia norėti, kad žaidėjai neklystų visiškai gynyboje. Mes gi ne robotai esam, žmonės esam. Tačiau kol kas varžovėm pavyko pelnyti tai 4 taškus. Aš manau, kad mūsų didžiausia problema yra problemos puolant. Ir manau, kad treneriai įnešė tam tikras korekcijas ir žaidimas turėtų pagerėti. Štai mes matome Ruikį, kuris garsėjo savo snaiperiškais sugebėjimais ir manau, kad turėtų reikalai pakrypti mums palankia kryptim. Šiose rungtynėse be jokios abejonės įdomi ir savotiška trenerių dvikova, buvę puikiai pažįstami žaidėjai, Jevgenijus Pašutinas ir Rimas Kurtinaitis, Katras pergudraus kurį. Taip. Be abejo. Ir dar vienas netikslus tolimas metimas. Kamuolį pavyksta dėja atkovoti Rusijos krepšininkam. Iki kėlinio pabaigos, matote, lieka 4 minutės 40 sekundžių ir Rusijos krepšininkų ataka. Na, į finalą pateko tos komandos, kaip ir pranašavo krepšinio specialistai. Jau nuo čempionato pradžios buvo kalbama, jog Lietuva ir Rusija yra favoritės. Ir iš tikrųjų smagu, jog mūsų komanda, kurioje nėra gal ir keleto žaidėjų, kurie galėjo būti šioje rinktinėje, rodo iš tikrųjų labai kovingą charakterį. Štai ir mūsų komandos kapitonas Artūras Jomantas vakar nikstelėjo koją, šiek tiek jam šiandien, ji taip pat skauda, tačiau rungtyniauja, matome, aikštelėje ir žaidžia tikrai neblogai, pavyksta mūsiškiams atkovoti kamuolį. Puikiai suveikė dvigubos gynybos sistema, nes lietuviams yra sunku apsiginti prieš aukštaūgius rusų vidurio puolėjus ir dabar buvo puikiai tikrai sudirbo šitą sistemą. Gaila, kad praradom patys kamuolį. Sokolovas sukasi tik per dešinį petį, ką jis ir padarė. Reikėtų jam uždengti visiškai dešinį petį, priešingą pusę jis absoliučiai nesisuka. Ir taškus pelnė rezultatyviausias Rusijos komandos žaidėjas Vitalijus Fridzonas. Jo vidurkis per rungtynes 12,5 taško. Mūsų komandoje šiame čempionate rezultatyviausias yra Renaldas Seibutis. Jo vidurkis 17,5 taškų. Ir jau Rusijos krepšininkai, matome, išsiveržė į priekį 10-9. Šiokia tokia duobė pateko dabar Lietuvos rinktinė. Ta zoninė gynyba, matyt, padarė savo, vis tik šiek tiek išmušė iš vėžių mūsų komandą. Be abejo. Ir dar kartą taškai iš po krepšio. Ir rusai žaidžia tokį savo nebūdingą pozicinį puolimą, tiesiog keista žiūrėti. Būtent tai ir pabrėžė Rimas Kurtinaitis, kad tai turbūt yra Jevgenijaus Pašutino įtaka, kad nėra to tradicinio rusiško žaidimo, kuris parengtas vien fiziniais duomenimis šiame čempionate. Ir vėl suklysta mūsiškiai. Kol kas nerandam būdų, kaip įveikti zoninę gynybą. Rusai, man atrodo, šiek tiek atsigavo nuo to tokio, galbūt tokio pirmo psichologinio įsitempimas jiems turbūt praėjo. Ir matosi, kad žais pradėjo atsipalaidavimą. Lietuvos krepšininkams dabar labai svarbu pralaužti ledus, vis tik jaudulys daro savo ir kelis kartus suklydo tiesiog rodos lygiose vietose mūsų krepšininkai. Arba tegu greičiau pasibaigė laikas, kad turėtume ilgiau laiko pasitarti. Pirmas kėlinys greičiau, kad baigtųsi. Jo pabaigos dar lieka 2 minutės 15 sekundžių. Ir vėl ilgai kamuolys vaikšto iš rankų į rankas.
Dar kartą prarandame kamuolį. Jonas Mačiulis, matome, šiek tiek susistumdė su Velcevu, tačiau rodos konfliktas subliuško, tiek ir tebuvo, pasikarščiavo šiek tiek krepšininkas ir netrukus rungtynės tęsis toliau. Sakykite, netrukus su metais vyresnių krepšininkų 84 gimimo komanda žaisite pasaulio čempionate. Kiek gali pretenduoti žaidėjų štai šios rinktinės? Sunku man dabar jums atsakyti į šį klausimą tiksliai, bet aš manau, 4, 5, 6 žaidėjai tikrai yra realūs kandidatai. Mes dar turėsim kelias dienas druskininkose pasitreniruoti, įvertinti jų galimybės, kaip ir taiko prie mūsų žaidimo modelio, bet kad nemažiau 4-5 žaidėjų, tai čia yra tikrai. Ir dar viena džiugi mintis, kad jūsų komandoje vis tik žais ir Linas Kleiza, kurio visi laukia atvykstant į šį čempionatą. Na, šiai dienai galioja mūsų sutarimas, kai jisai prisijungs prie mūsų turnyre Jungtinėse Amerikos valstijose, Dalaso mieste. Jisai kaip ir buvo pasišovęs čia grįžti į Lietuvą. Tačiau mes nusprendėme, kad nėra reikalo jo tasyti pirmin atgal į organizmo, kadangi, reiškia, įveiks aklimatizaciją, po savaitės reikės perskristi atgal į Dalasą, taip kad mes turėjom sutikti geriau Dalasą. Ir jeigu nieks nepasikeis, jis turėtų mums atstovauti mūsų šalį pasaulio čempionate. Jonas Mačiulis prie baudų metimo linijos, Kėdainių Nevėžio komandos puolėjas. Pirmasis metimas netikslus, dėja mūsų krepšininkų baudų metimai labai dažnai šiame čempionate skrieja pro šalį, beveik trečdalio metimų nepataiko. Lietuvos rinktinė bei Rusijos krepšininkai taip pat netiksliai meta baudas. Ir sušvelnėja šiek tiek skirtumas 10-14. Minutė 40 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Nesuspėjo Mantas Ruikis, neuždarė Sokolovo. Kampe buvo uždvigumintas žaidėjas, Sokolovui leido priimti kamuolį. Štai ir tokia klaida iš karto mums kainuoja taškus. Per keletą kartų iš po krepšio praktiškai laisvi Rusijos krepšininkai pelnė taškus. Kodėl taip atsitiko? Prieš tai ataką, nes neteisingai stovėjo gynyboje, leido įkirsti žmogų už nugaros. Jau sumeluotas buvo, ar tik ne Ruikis irgi. O šį kartą nesuveikė dvigubą gynybą. Kampe buvo dvigubamas žmogus, o Ruikis nespėjo nusileisti prie Sokolovo. Ir Rusijos krepšininkų ataka. 16-10 prieki Rusijos rinktinės žaidėjai. Ir pražanga dabar fiksuojama mūsų krepšininkams. Na, keistas teisėjo sprendimas. Aurimui Troškauskui rašoma asmeninė pražanga. Prasideda paskutinė pirmojo ketvirčio minutė. Vėl per tą pačią pusę sukasi, Ir vėl 2 taškai, 18-10 jau priekyje Rusijos komanda. Na, jei neklystu, per beveik pusę kėlinio mūsų krepšininkai surinko vos 1 tašką baudų metimą tepelnė. Ir peržengta galinė linija, vėl Rusijos krepšininkai pradės ataką. Mūsų ekranuose Renaldas Seibutis rezultatyviausias mūsų rinktinės žaidėjas šiame Europos čempionate. Lėtai neskubėdami Rusijos krepšininkai pereina į Lietuvos krepšininkų aikštelės pusę. Atakai lieka dar 8 sekundės. Prasižengia dabar Lietuvos rinktinės žaidėjai. Trečią kartą prasižengė Lietuvos krepšininkai, o prie baudų metimo linijos Jegoras Velcevas. Beje, matėsi tarp tribūnų plakatas, atvykę iš Voronežo, šio krepšininko gerbėjai būtent buvo iškėlę jo vardą ir skatino, kaip galima geriau sužaisti šios dienos rungtynėse.
Užpernai jisai atstovavo CSKA klubui ir turi šiokios tokios, aišku, žaidė nedaug, tačiau turi šiokios tokios patirties ir net Eurolygos varžybose. Krepšininkas aštrus, greitas, staigus. Ir tikslus baudos metimas, paskutinės sekundės. Štai lieka 7 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Reikia paskubėti surengti ataką. Iš toli Mantas Ruikis, metimas netikslus. Raidis Sirena skelbianti pirmojo ketvirčio pabaigą. Deja, jis susiklostė neįtin sėkmingai mūsų komandai. Taigi tęsėme mūsų transliaciją, ką tik prasidėjo antrasis ketvirtis, 19-10 priekyje Rusijos krepšininkai, kurie žymiai tiksliau metė pirmame kėlinuke. Mūsiškiai iš 11 pataikė vieną tolimą metimą. Ir iš tikrųjų turbūt tai ir yra pagrindinė priežastis, jog taip atsiliekame pataikymo procentas. Mūsiškiai sutriko puldami ir tai atsiliepė ir jų gynybai. Nes per 6 minutės buvo praleidę 4 metimus, o paskui rezultatą šauti lygiai 19 taškų. Na, bet tikėkime, kad pavyks pakoreguoti puolimą. Pavyko pakoreguoti puolimą po pirmojo kėlinuko. Ir galbūt žaidimas pakrypsim palankėję linkme. Vėl nepavyksta atkovoti kamuolio. 10 numeris Jegoras Velcevas pelno taškus 21-12. Seibutis buvo kiek sušvelninę skirtumą, tačiau vėl matome, rusai išsiveržė į priekį 9 taškais ir dar kartą suklysta Seibutis. Prarastas kamuolys, vėl Rusijos krepšininkų ataka. Evgenijus Pašutinas, aš manau, dar daugelis iš jūsų atsimena rungtyniaujantį šį krepšininką ir dar 2 taškai, o dabar jau Šabalkinas. 2,3 m puolėjas pelno taškus, 23-12. Na, tokia sėkminga atrodė rungtynių pradžia. Matėsi, jog sutrikė Rusijos krepšininką, o paskui jų zoninė gynyba išmušė iš vėžių Lietuvos rinktinę. Vienas dalykas yra neabejotina, kad mūsiškiams patekimas į finalą kainavo labai daug jėgų. Aš turiu omenyje visas 7 rungtynes, kadangi komanda tikrai nėra aukšto ūgio ir lietuviai buvo priversti visus savo varžovus spausti 40 minučių ir tikrai tų jėgų buvo atiduota labai daug. Ir tai negalėjo nepalikti antspaudų jų šiandieniniam žaidime. Tačiau tikėkime, kad dar ne viskas prarasta, kadangi dar tik tai antrasis kėlinukas. Renaldas Seibutis pelnė dar vieną tikslų metimą. Na, pagaliau prabilo mūsų komandos snaiperis, rezultatyviausias komandos žaidėjas. Galbūt dabar dar atkovotas kamuolys pavyks mūsiškiam dar priartėti. 8 taškai skiria komandas, 15-23. Manau, mūsiškiams reikėtų greičiau pereiti iš gynybos į puolimą, ypatingai atkovojus kamuolį po savo krepšiu. Tada varžovai nespėtų sustoti tą aikštės gynybą, kuri mums yra šiandieną tikrai sunkiai veikiama. O gal tiesiog šiek tiek trūksta jėgų po vakarykščių rungtynių su Izraelio komanda? Be abejo, nėra šviežumo. Žinot, kaip būna, kam yra tekę žaistas žino, akis mato, kojos nevelka. Tai čia reikia mūsiškius tikrai suprasti, nes jėgų atiduota yra nepaprastai daug. Vien tas faktas, kad mes žaidžiame finale, jau yra pergalė. Artūrui Jomantui pavyko atkovoti kamuolį. Ir abi ir Lietuvos ir Rusijos komandos po vieną kartą yra pralaimėjusios. Seibutis dar kartą tikslus metimas ir štai matome labai sėkmingai rungtyniauja, pelno 3 taškus dabar Renaldas Seibutis, 18-23. Antrame kėlinyje Seibutis pagaliau vėl rodo, jog jis yra atakų lyderis, labai jo trūko tikslių metimų pirmame ketvirtyje. Taip, labai svarbu atsikovoti kamuolį po netikslių metimų. Ir pažiūrėkite, 3 žaidėjai pėsčiomis eina. Tai ne dėl to, kad jie nenori, jie paprasčiausiai yra pavargę. Tačiau tai jau finalas, trauktis nėra, kurį reikia atiduoti paskutinės jėgas ir netikslus Jono Mačiulio dabar buvo metimas. Tačiau kaip pataikė mūsiškiai keletą metimų, matosi, jog atsirado vėl šiokia tokia ugnelė ir ryžtingiau jie žaidžia ir gynyboje, iš tikrųjų aktyviau kovoja dėl atšokusių kamuolių. Aš manau, kad mūsiškiai žais dar prieš aikštės gynybą, kadangi ilgainiui žaidėjas norom prisitaiko prie vienos gynybos sistemos. Artūras Jomantas dabar priverčia prasižengti Antoną Pankratovą.
dar kartą paskutiniai rungtynių epizodai. Matėme Seibučio taškus ir sakomai Rusijos krepšininkų ataka. Na, kas galėtų keistis po šios minutės pertraukėlės mūsų komandos žaidime, kaip Jūs manot? Na, aš turbūt tikėčiausi, kad grįžtų į aikštelę Sokolovas. Manyčiau, kad turėtų Rusai grąžinti į aikštelę. Na ir sunku ką pasakyti. Man tie porą tritaškių, kuriuos mes įmetėm, šiek tiek grąžino gal pasitikėjimą mūsiškiams savo jėgomis. Ir gal turėtų žaisti šiek tiek labiau atsipalaidavę mūsiški puolant. Ir atrodo, jog asmeniškai dabar gynasi Rusijos komanda. Taip, Sokolovas grįžo į aikštelę. Netikslus dabar buvo Jomanto metimas, tačiau mūsiškiai sugebėjo atkovoti kamuolį. Beje, viso čempionato metu sėkmingiau kovoja už rusus dėl šokusių kamuolių. Tai grinai yra darbštumo, kaip sakoma, darbštumo dėka, nes mes ūgių tikrai nepasižymėme. Na ir dabar netikslus metimas, tačiau iki 5 taškų priartėjo Lietuvos krepšininkai. 18-23 įpusėjus antram ketvirčiui. Rusai pirmauja jau tik 5 taškais. Ar nebuvo baudos puolime? Sakyčiau, kad buvo. Nors reikia pasakyti, jog Rimas Kurtinaitis, mūsų komandos treneris, Rusijos krepšinio federacijos prezidentas Černovas dabar jūsų ekranuose. Taigi, Rimas Kurtinaitis sakė, jog teisėjaujama šiame čempionate iš tikrųjų neblogai ir sakė, jog prieš finalo rungtynes, kuriuose tenka žaisti su šeimininkų komandais, nebijo abejotinų teisėjų sprendimų, nes teisėjai gal įvairiai traktuoja kažkokius epizodus, tačiau nepalaiko nei vienos, nei kitos komandos ir Kurtinaitis sakė, jog jis iš tikrųjų yra patenkintas teisėjavimu šiame čempionate. Jomanto netikslus dėja metimas ir pavyksta kamuolį atkovoti Sokolovui. Rusijos krepšininkų pozicinė ataka. Na, iš tikrųjų, nežaidžia tradicinio to rusiško žaidimo Rusijos komanda. Matome daug pozicinio žaidimo, daug derinukų. Be jokių abejonių. Rusijos rinktinės treneriai stebėjo rungtynes, matė įrašus ir žino, kad lietuviai spaudžia įvairiais būdais nuo vidurio aikštelės, per vidurio aikštelę, aikštės, dengdamiesi aikštės gynybą, taip pat vykdo kampuose. Ir jie tiesiog lėtai ateina, kad pamatytų, koks bus spaudimas, kad galėtų įveikti tą, reiškia, mūsų presingą. Tikrai gana gudriai žaidžia rusai. Na, reikėtų gal puolant bandyti išnaudoti tai, kad Sokolovas absoliučiai nesigina. Jūs atkreipkite dėmesį, jis stovi 3 sekundžių zonoje ir tik stovi ir laukia tų prasiveržimų ir kur reikės nugesinti kokį metimą ar paimti atšokusį kamuolį. Galbūt reikėtų bandyti išsitraukti kažkaip į viršų. Turiu omeny, kada rusai ginasi asmeniškai. 23-18 ir vėl mūsų... Štai Sokolovas, matot, jisai nieko nedaro, stovi vidury tenais. Ir netikslus dabar Seibučio metimas. Galbūt mūsų puolėjai galėtų bandyti ir atakuoti iš vidutinių nuotolių prieš Sokolovą, jeigu jis neprieina, nekelia rankos. Mes viską norime įmesti iš toli. Tai būtų visai pateisinama, jeigu mūsų pataikymo procentas būtų 50 arba 60%. Nors kitose rungtynėse mūsų krepšininkai žaidė iš tikrųjų nepaprastai aktyviai, dabar Mačiuliui skiriama asmeninė pražanga. Jie daugiausiai yra metę baudų šiame čempionate už visas kitas komandas. Tai rodo tikrai grėsmingą ir aktyvų mūsų krepšininkų žaidimą. Šiandien mėginame laimę daugiau iš toli. 4 minutės dar lieka žaisti iki šio ketvirčio pabaigos. Ir vėl pozicinė Rusijos krepšininkų ataka ir labai jau netikslus Vitalijaus Fridzano metimas. Ir čia pat fiksuojamos pražangos. Labai svarbu, kas perims dabar žaidybinę iniciatyvą kėlinio pabaigoje. Nes dabar toksai rezultatas stovi vietoje ir žaidybinės iniciatyvos negali perimti nei viena, nei kita komanda. Jeigu mūsiškiams pavyktų bent porą atakų iš eilės, manau, mes tikrai galėtume atsigauti. Bet lyginant su pabaiga pirmojo kėlinuko jau galim sakyti, kad mes atsigavom, žaidžiam žymiai agresyviau. Ir dėja vėl netikslus Ruikio metimas. Rusijos krepšininkai atkovoja atšokusį kamuolį.
Na ir pasakysiu, jog jau paaiškėjo beveik visos vietos šiame čempionate. Suprantama, prieš finalą pasibaigė rungtynės dėl trečiosios vietos ir serbai Izraelio krepšininkų sutriuškino net 63-45 iškovodami bronzos medalius. O Latvijos krepšininkai vieninteliai įveikė kol kas mūsų komandą šiame čempionate. 85-69 nugalėjo Italiją ir užėmė 7 vietą. 5 iškovojo Graikijos komanda, 78-77 vos 1 tašku palaužusi Prancūziją. Ir puikiai kontrataka, Seibutis pelno taškus 20-23. Na, tirpstas skirtumas, tik norėtųsi, kad tai vyktų greičiau, nes rezultatas baigėsi antrasis kėlinys, o pažiūrėkime 23-20. Na, reikia turėti kantrybės, tai yra visgi finalas ir jeigu žaidėjai pradės skubėti, norės kuo greičiau užbaigti šitą finalą, jie to greičiau nepadarys, nes rungtynės vis tiek truks 40 minučių. Skubant galima tik tai prisivirti košės, pridaryti klaidų, tai kad reikia turėti kantrybės, dantį sukasti ir po truputį kabintis kiekvienoje atakoje, ginantis puolant. Na ir įdomumo dėliai, mūsų komandos taškų vidurkis 85 per rungtynės, dabar pusė beveik rungtynių jau sužaista. Štai, toks žaidimas mums turbūt yra palankus, Ir 22-23 belieka vos 1 taškas. Na, smagus iš tikrųjų antrasis kėlinukas. Nenustebs, jeigu rusai vėl perės į aikštės gynybą. Čia laimingai baigėsi. Lengvi taškai praktiškai. Kuo daugiau tų kontratakų būtų, tuo lengviau būtų mūsų komandai. Pozicinį žaidimą žaisti prieš galingą Rusijos komandą yra gana sunku. Ir tikslus metimas ir rezultatas Rusai sustoja lygus. neturėdami persvarą, net kiekybinę persvarą, turėdami sustoja į pozicinį puolimą. Tai yra neregėta. 2,5 minutės lieka žaisti ir 6 sekundės prasižengia dabar Jonas Mačiulis. Šiek tiek dabar jau atrodo sutrikę Rusijos krepšininkai. Žaidėjų iniciatyvą mūsiškiai perėmė, reikėtų ją išlaikyti savo rankose. Trečią kartą prasižengė Jonas Mačiulis. Ir jo vietoje aikštelėje Artūras Jomantas. Mačiulis yra labai svarbus žaidėjas mūsų komandai ir tikrai jo trečioji bauda. Labai apdairiai treneriai iš karto pasinaudoja progą jį pakeitė. Nes dar laukia šiandieną tikrai sunkios rungtynės, sunkiai antroji pusė. Aikštelėje pasirodė nemažiau grėsmingas ir aktyvus mūsų komandos žaidėjas. Jomantas patenkantis net į 6 geriausių žaidėjų 10-ukų šiame čempionate. Fridzonas tiksliai metė baudų metimus 25-23 vėl priekyje Ką sakiau, rusai iškart perėjo į zoninę gynybą. Ir vėl tolimi metimai. Deja, netikslų šį kartą. Pankratovas kelia į viršų 2 pirštus, rodo derinį, kokį reikės daryti jo komandai. 9 sekundės belieka atakai, labai ilgai, beveik visą atakai skirtą laiką išlaiko kamuolį Rusijos krepšininkai ir tikslus dabar buvo Pankratovas, pats ėmėsi atakuoti iš tritaškio zonos ir 28-23 vėl 5 taškais priekyje Rusijos komanda, štai kaip greitai keičiasi situacija aikštėje. O žaisti iki šio kėlinio pabaigos dar lieka minutė 35 sekundės. Seibutis, metimas netikslus, o kamuolį pastveria Kurbanovas, vienas iš aktyviausių Rusijos rinktinės žaidėjų per visą čempionatą. Pavyksta mūsiškiam dviesi užspausti Rusijos krepšininką. Jomantas. Mūsiškiams atiteks kamuolys. Sužingsniavo vis tik tai Jomantas šitoje situacijoje ir 28-23 priekyje Rusijos komanda ir dar turi galimybę padidinti persvarą, žinoma, jeigu mūsiškiam nepavyks apsiginti
Deja taip ir atsitinka. Ir Nikita Kurbanovas didina Rusijos komandos persvarą. Na, labai gaila, jau buvome prisiviję, net perėmė iniciatyvą į savo rankas, o dabar vėl 7 taškais prieš didžiąją pertrauką priekyje Rusijos komanda. Ir Jomanto 2 taškai mažinamas skirtumas 25-30, 15 sekundžių. Belieka iki šio ketvirčio pabaigos. Labai norėtųsi, jog mūsų krepšininkai apsigintų šią ataką. Lieka 5 sekundės. Pankratovas pats atakuoja, metimas netikslus ir aidi sirena skelbianti, jog pasibaigė pirmoji rungtynių pusė, kurią 5 taškais laimėjo. Dar kartą laba diena visiems krepšinio gerbėjams. Vėl sugrįžtame į Čechovo miestą, kur baigėsi Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Na, labai liūdna, bet finale po 2 kėlinių mūsų krepšininkai 5 taškais pralaimi, nors įpusėjus antram ketvirčiui jau buvo perėmę iniciatyvą, tačiau antro kėlinio pabaigoje sėkmingiau sužaidė rusai ir jie dabar pirmauja 5 taškais, štai matome 30-25. Na ir pirmoji priežastis, dėl ko taip yra, labai prastas mūsiškių pataikymas, tai buvo jau ir vakarykštėse rungtynėse iš viso iš 34 tie pataikyti vos 9 metimai. Mačiulis pelno 6 savo tašką šios dienos rungtynėse, 3 taškai 17-3, 2 taškai 17-6 ir vos pusė pataikytų baudų. Ir štai dar kartą perimtas kamuolys ir komanda skiria jau vos 1 taškas. Mačiulis pelno jau 8 tašką šios dienos rungtynės. Ir noriu paklausti Ramūno Butauto, su kuriuo mes padedame stebėti šį susitikimą. Sakykit, treneri, labai norėt prisiskambinti dabar į Rusiją. Ką norėjot patarti kolegom? Na, aš gal į eterį to nenorėčiau sakyti, ką norėjau patarti, bet mes esam kolegos, mes esam visų pirmiausia draugai ir esam kolegos, ir esam bendraminčiai, ir mūsų supratimas krepšinio yra labai panašus ir aišku, aš norėjau išsakyti savo nuomonę, kuri galbūt padėtų mūsų, reiškia, treneriams tam tikrus, reiškia, priimt sprendimus, tačiau negalėjau prisiskambinti. Kita vertus, aš visiškai pasitikiu savo kolegų kvalifikaciją ir manau, kad išvados buvo padarytos ir kad mūsų žaidimas pagerės puolant prieš aikštę visų pirmiausia. Ir labai norėtųsi greito žaidimo kontratakų, kai būtų lengviau pelnomi taškai, tuomet nereikėtų ilgai ieškoti spragų aikštės gynyboje Rusijos komandos. Ir dabar gan pakiliai pradeda mūsiškiai antrąją rungtynių pusę, šiek tiek šviežesnė atrodo nei prieš didžiąją pertrauką. Taip, vis tik nemažai jėgų yra atiduota prieš tai vykusiose rungtynėse ir matosi, kad to šviežumo mums kaip tik ir trūksta. Na, bet tai yra paskutinės rungtynės, taupytis nėra kur, trauktis nėra kur. Aš puikiai pažįstu tos vaikinus ir žinau, kad jie tikrai padarys viską, kas nuo jų priklauso šiandieną. Ką jie gali padaryti, jie padarys dar daugiau. Štai Rimas Kurtinaitis susirūpinęs sėdi prie atsarginių žaidėjų suolelio. Beje, jis bus jūsų treneris asistentas pasaulio čempionate, kuris rugpjūčio pradžioje vyks Ispanijoje. Atsiprašau, ne Ispanijoje, Argentinoje. Atsiprašau. Mes jau pernai kartu vadovavom komandai čempionate Brno. Ir rezultatyviausias mūsų komandos žaidėjas 10 taškų pelnęs Renaldas Seibutis jūsų ekranuose. Na, aktyviai pradeda antrąjį rungtynių pusę Lietuvos krepšininkai. Rezultatas jau lygus 30-30. Na, jeigu šiek tiek pagerėtų mūsų komandos pataikymas, šiek tiek suaktyvėtų žaidimas, iš tikrųjų rusų komanda juk nėra neįveikiama. Be abejo, be abejo. Mums trūksta tų žaidėjų, kurie negalėjo atvykti į čempionatą. Tai visų pirmiausia Lino Kleizos ir be abejo Martynas Andriuškevičius taip pat būtų mums labai pravertęs. Ir jeigu mes sustiprintume savo priekinę liniją, tai mūsų žaidimas tikrai pasikeistų į gerąją pusę. Atakai lieka vos 2 sekundės ir štai koks tolimas metimas, dėja jis yra tikslus. Ir Antonas Pankratovas jau, jei neklystų, antrą kartą iš toli tiksliai atakuoja šios dienos rungtynėse. O rezultatyviausias Rusijos komandoje Fridzonas buvo pirmoje rungtynių pusėje, o mūsiškių tolimi metimai toliau skrieja pro šalį. Laimiai Seibutis atkovoja šokusį kamuolį.
Na ir vėl netikslus metimas. Laisvas atakavo dabar Jonas Mačiulis. Ar nereikėjo mesti, kaip jums atrodo? Reikėjo, be jokios abejonės. Deja, metimas buvo netikslus. 33-33 taškų pranašumą turi Rusijos komanda. Na, per šias rungtynės norisi atsiminti dar ir vakarykščių rungtynių patirtį, jog visą laiką vijosi varžovus Lietuvos rinktinė. Sugebėjo atsilaikyti iki 36 minutės, tada spurtavo ir išplėšė pergalę minimalią persvarą prieš Izraelio komandą 67-66. Norisi tikėti, jog užteks ir valios, ir ryžto, ir jėgų galų gale ir šios dienos rungtynėse. Dmitrijus Sokolovas štai prasižengė trečiąjį kartą. Aktyviau turbūt reikėtų rungtyniauti prieš šį krepšininką. Tai mums yra gera žinia, nes jeigu jisai paliktų aikštelę iš 5 pražangas, tai mums tikrai būtų žymiai lengviau žaisti. Galbūt tada mūsų žaidėjai nevengtų labiau verštis po krepšių, o netakoti iš tolimų nuotolių. Juozas Ramanauskas sušvelnino skirtumą iki 1 taško, 32-33. Dar šiek tiek, dar pastangų gynyboje ir galima persverti rezultatą. Jau atakai lieka tik 5 sekundės, pavyksta mūsiškiam kurį laiką apsiginti. Deja, Dmitrijus Sokolovas dabar deda iš viršaus 35-32. 2,10 m vidurio puolėjas, laisvas paliktas po krepšiu, tikrai išnaudoja savo progas. Seibutis blokuoja Sokolovas jo metimą. Čia Juozas Ramanauskas turėtų būti veikiausiai nubaustas pražanga. Rusai vėl pradėjo naudoti zoninę gynybą. Na, finalai visada būna sunkus. Ir būtų naivu tikėtis gražaus žaidimo, lengvo žaidimo, akį malonaus žaidimo. Čia toks gimdymas turbūt bus iki pat rungtynių pabaigos. Ir prie baudų metimo linijos Jegoras Velcevas, 1,92 cm žaidėjas. Sokolovas matėme prie komandos trenerių. Nepavyko atkovoti kamuolio, apmaudu. Nuo Jono Mačiulio vis tik paliko kamuolys aikštelę. 3 taškų persvarą turi Rusijos krepšininkai. Na ir vėl ilga pozicinė ataka. Lietė kamuolį mūsų krepšininkai, o lietuviai grąžins kamuolį į aikštelę. Pakeitė lietuviai gynybos sistemą ir iš karto atkovojo kamuolį, tai yra šaunu. Rusijos komandos zoninė gynyba priverčia prasižengti dabar Rusijos krepšininkus. Kurbanovas jūsų ekranuose, jam skirta asmeninė pražanga. Šiek tiek užtikrinčiau mūsiškiai jaučiasi, kada nėra aikštelė Sokolovo. Turiu omenyje žaidimą baudos aikštelė. Ir laimė nėra šiandien labai agresyvus Kurbanovas, kuris yra antras pagal rezultatyvumą komandoje. Šiandien jis tarsi šiek tiek ir šešėlyje. Kaip ir Fridzonas. Vienas iš lyderių Rusijos rinktinės. Šiandien labiausiai įsiskiria turbūt Sokolovas vis tik tai. Daugiausiai bėdų mūsų komandai pridaro. Na, Rusijos treneriai teisingai numatė strategiją rungtynių. Išnaudoja tai, kur yra jų stipriausias pusės. Ir Seibučio tikslus tolimas metimas ir rezultatas lygus 35-35. Įpusėja trečiasis ketvirtis. Ir štai matote, kaip meta tritaškius mūsų komanda. Iš 20 pataikė jau 4 metimą ir 2 iš jų Renaldas Seibutis.
Išmuša kamuolį dabar Ramanauskas, Mūsiškių kontrataka. Ir dėja, kamuolys neįkrinta į krepšį. Na, atrodo, buvo vos ne 100% taškai, dėja, ataką reikės pradėti iš naujo. Galbūt reikėjo Jonui geriau atiduoti perdavimą į priešingą pusę, nei pačiam užbaiginėti ataką. Ir Juozo Ramanausko metimas iš po krepšio netikslus, jau Rusijos komandos ataka. Na, rusai irgi šiandien, sakyčiau, nedaug kontratakuoja, taip pat matyt jaučiasi, kad 7 varžybos čempionate jėgų yra tikrai sumažėję. Be jokios abejonės. Atakai lieka jau tik 5 sekundės. Ir tikslus Šabalkinas. Vieneriais metais jaunesnis krepšininkas. Jam 19 metų. Ir 37-35, 2 taškais pirmauja Rusijos rinktinė ir netikslus labai Jono Mačiulio metimas. Sunkus buvo metimas per pakeltą ranką. Per anksti Jonas metė, reikėjo dar ilgiau žaidinėti kamuolį. 3 minutės 50 sekundžių iki šio kėlinuko pabaigos. Na, labai nedidelis rezultatas. Suprantama, finalinės rungtynės, vidutiniškai 85 taškus per rungtynės pelno lietuviai. Dabar matome dar 35 taškai tik. Ir čia jo Jonelis norėjo dėti. Dar kartą kartojami paskutiniai rungtynių epizodai. Baigėsi minutės pertraukėlė. Na, neblogai laikosi lygiosiom, net keliais taškais pirmauja mūsų rinktinė trečiame ketvirtyje. Svarbu nepaleisti varžovų, kad išaugtų skirtumas iki 20 taškų. Jeigu taip svyruos rezultatas 4 +2, -2, tai čia dar nieko baisaus. Tada viskas spręsis paskutinėse sekundėse. Bus blogiau, jeigu mūsiškiams reikės pabaigoje rungtynių vytis. Toli atitrūkusius varžovus. O jeigu taip vyks taškas į tašką, tai nėra blogai. 39-35, 3 minutės su pusė lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Na ir vėl metimas skrieja pro šalį. Ruikišis buvo netikslus. Pavyksta lietuviam apsiginti. Su kamuoliu. Atakai lieka tik 9 sekundės. Jomantas. Net 3 Rusijos krepšininkai. Mes reikia. Deja, baigėsi atakai skirtas laikas ir rusai turės galimybę padidinti persvarą. Norėtųsi priminti, jog mūsų krepšininkai Europos čempionais yra buvę 2 kartus. 94 metais laimėjome jaunių čempionatą, o 96 metais jaunimo čempionato nugalėtojais tapo lietuviai. O čia dabar tikslus Pankratovo metimas 41-35. Na ir didelę jūsų komandos pergalę reikėtų priminti. Prieš 2 metus pasaulio čempionate buvo iškovota 2 vieta. Aišku, visi norėjo ir tą kartą aukso, bet turite galimybę, dar žaisite dabar pasaulio čempionate. Daug bus tų pačių žaidėjų, kurie buvo ir tose pirmenybėse ir manau, jog pakovosite taip pat dėl prizinių vietų. Be jokios abejonės, kad važiuosime kautis ir svarbu, kad šie žaidėjai, kurie dabar yra aikštelėje, atgautų jėgas ir galėtų įnešti savo indėlį į komandos taupyklę. Na, o kol kas dar per anksti galvoti apie pasaulio čempionatą, dar nesibaigė Europos pirmenybės. Ir rezultatas jau auga šeimininkų komandos naudai 43-35, minutė 40 lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir vėl labai tolimas metimas, Jomanto metimas skrieja pro šalį, 8 taškai išlieka.
Na, jokių priešnuodžių atrodo rusų komandos gynybai neranda lietuviai, tik tolimus metimus. Kurie mums nesiseka ir vargu ar tai yra teisingas sprendimas. Pasikliauti, reiškia, tolimais metimais. Reikėtų ieškoti galimybių atakuoti iš arčiau, galbūt verštis po krepšiu, tuo labiau, kad šiuo metu rusai žaidžia be savo aukšto ūgio Sokolovo. Na, bet kol kas mes nerandam teisingų sprendimų įveikti aikštės gynybą. 43-35 pavyksta mūsiškiams perimti kamuolį, kontrataka. Žingsniai. Ne, ačiū Dievui, ne. 2 taškai ir dar turėtų būti metamas vienas baudos metimas, o prasižengia dabar Vitalijus Fridzonas. Labai trūksta aukšto žaidėjo mūsiškiams, kuris keltų grėsmę po krepšiu. Tada atsirištų rankos ir tiems žemesniems žaidėjams, kurie žaidžia toli nuo krepšio. Ar būtų pasikeitus situacija, galim tik spėlioti, minutės pertraukėlė. Taigi, baigėsi minutės pertraukėlė, prieš kurios pradžią aš norėjau paklausti. Ar būtų pakeitę situaciją, kaip Jūs manot, Martynas Andriuškevičius vidurio puolėjas, jeigu būtų buvęs mūsų komandos sudėtyje? Be jokios abejonės, tada mums nereikėtų taikyti dvigubos gynybos sistemos prieš Sokolovą, tada būtų atsirištų rankos mūsų tiems lengvesniems žaidėjams ir be abejo galima būtų ir puolant išnaudoti jo ūgį. O dabar mes pasikliaunam tik žemais krepšininkais ir rusai, aišku, tą puikiai supranta ir jų visas taktika pastatyta šiose rungtynėse tam, kad, reiškia, griauti mūsų gynybą per aukštą ūgius. Ir pavyksta vėl mūsiškiams apsiginti, lieka 20 sekundžių iki šio ketvirčio pabaigos, iki galo turbūt žais Lietuvos krepšininkai dabar. 13 sekundžių. Lievas su kamuoliu atiduoda Seibučiui. 7 sekundės lieka. Deja, atsitinka tai, ko mažiausiai norėjome ir laimė nebespėja rusai suregzti atakos. Taigi, pabaiga buvo ne visai laukta, nors trečiasis ketvirtis pralaimėtas tik 1 tašku, po 2 kėlinių pralaiminėjame. Taigi prasidės lemiamas paskutinis ketvirtis Europos vaikinų krepšinio čempionato finale. Deja, pralaimime kol kas 6 taškais, 37-43. Na ir trečiasis ketvirtis situacijos nekeičia, prastai ir toliau pataikome iš toli 22-4 tritaškiai, 28-10 taškiai ir tik pusė pataikytų baudų metimų 10-5. Na ir labai mažai šiandien metė baudų metimų Lietuvos krepšininkai. Jeigu būdavo vidurkis per rungtynes 35,5 metimai, tai šiandien per 3 kėlinukus tik 10 mesta baudų metimų. Tai rodo iš tikrųjų, kad agresijos nėra po krepšiais. Taip, ir dabar prasideda lemiamas ketvirtis ir labai svarbu, būtų labai gerai, jeigu rusai surinktų 4 komandinės pražangas jau kėlinuko pradžioje. Ir būtų labai gerai dabar sužaisti agresyviai, kad paskui kiekvieną baudą mes galėtume, kiekvieną baudą aikštelę mes galėtume pelnyti taškus baudos metimais. Dabar matėme savo ekranuose FIBA Europa vadovą, flirtuojantį su Rusijos krepšinio federacijos vadovu. Matom, pokalbis vyko labai smagiai, labai draugiškai ir prasideda paskutinis ketvirtis. Pavyksta mūsiškiams perimti kamuolį. Alijevas skuba į priekį, tokius metimus reikia pataikyti, jeigu ne, kalbėti apie pergalę bus labai sunku. Nors 6 taškai iš tikrųjų yra labai nedaug. Mūsiškiai vakar sugebėjo visą laiką vytis ir išplėšti pergalę prieš Izraelio komandą. Vėl pavyksta mūsiškiams apsiginti. Jomantas stabdo dabar kontrataką. Alijevas su kamuoliu, na dabar jau pozicinis žaidimas. Štai prarasti kamuoliai, rusai prarado net 14 kamuolių, lietuviai suklydo tik 5 kartus. Jeigu tiksliau atakuotų šiek tiek nors krepšį šiandien lietuviai, būtų vaizdas visai kitoks aikštėje. Be abejo, net Mačiulis ketvirtoji pražanga. Nelabai, atrodo, nori sutikti Jonas su teisėjų sprendimu. Jonas norėjo, kad dar užskaitytų taškus ir tik tai po to skirtų pražangą. Na, stumtelėjo. Ir
Prieš metimą turbūt stumtelėjo teisingas, buvo teisėjų sprendimas. (43-37). Ir vėl žaidimas per baudos aikštelę. Sokolovas gauna ten kamuolį ir lietuviai jį sugeba sustabdyti tik pražangomis. Tačiau laimė, jog Sokolovas paprastai gana netiksliai meta baudas. Na, žiūrėsim, kaip jam šiandien seksis. Paprastai tik pusė jo metimų pasiekia tikslą. Jis žymiai tiksliau atakuoja iš baudos aikštelėje žaidimo metu nei meta baudą. Štai dar kartą pasitvirtina. Todėl tikslinga būtų jį bauduoti tada, kada jis jau laimi mikrodvikovą ir yra kėsinasi pelnyti taškus, tada reikėtų jį bauduoti. Kaip dabar matėm, baudos 2-0, baudų metimai, tai mums palanku. Pavyksta atkovoti kamuolį mūsiškiams, nors buvo netikslaus tolimas metimas. Jomantas, štai matote dabar savo ekranuose, sušvelnina skirtumą lietuviai iki 4 taškų, 39-43. Na, visą laiką lipame ant kulnų, visą laiką neleidžiame pabėgti Rusijos komandai, tačiau taip norėtųsi, jog pavyktų persverti rezultatą savo komandos naudai. 6 sekundės atakai belieka. Mūsiškiai tikrai labai stengiasi ir deda labai daug pastangų. Matosi, kad žaidėjai atiduoda viską, ką gali. Ir jiems tikrai yra nelengva žaisti prieš rusus, kurie yra atletiškesni ir aukštesni. Kada tu pralaimi varžovui atletizmą, reiškia, tau reikia įdėti daugiau pastangų, daugiau valios pastangų, kad tu galėtum įveikti į mikrodvikovose. Ir matyti, mūsiškiai tikrai šiandien atiduoda viską, ką gali. Štai, atsiprašau, štai vėl pavyko apsiginti Lietuvos komandai. Vėl 2 taškai. Šaunuolis Jomantas. Antrą kartą iš eilės Jomantas pelno taškus 41-43. Na, taip norisi tikėti, jog tas persilaužimas bus dabar. Labai atrodo vėl ryžtingai žaidžia mūsų komandai. Iš tikrųjų, viens kitam gynyboje labai padeda Lietuvos krepšininkai ir netikslus metimas, tačiau kamuolį dėja atkovoja jau Rusijos žaidėjai. Ir vėl rusams bus atiduotas kamuolys. Mūsų žaidėjai įsileidžia rusų aukštaūgius po krepšiu, o tada jie mūsiškiai per galvus paima kamuolius. Reikėtų išstumti iš baudos aikštelės visai jos. Taigi baigėsi minutės pertraukėlė. Na, visai iš tikrųjų mūsiškiai atrodo, jog pasitikėjimo savimi nepraranda, ryžtingai kaunasi ir aš tikiu, jog tas persilaužimas iš tikrųjų netrukus įvyks. Tie vos keli taškeliai skiria komandas. Manau, kad viskas spręsis paskutinėse rungtynių minutėse. Svarbu dabar nepaleisti varžovo. Rusijos krepšininkai pradeda ataką. 7 minutės 20 sekundžių dar iki finalo pabaigos. Ir 46-41 po Komarovskio metimo. Ir priverčia prasižengti 12 numerį Šabalkiną. Dabar Mačiulis, jis stos prie baudų metimo linijos. Keturis kartus jau yra prasižengęs Mačiulis šios dienos rungtynėse. Ir treneriai laiko aikštėje, nesodina ant suolelio, netaupo pabaigai, matyt galvoja, jog tas lūžis... Savotiška rizika yra. Kita vertus, pasodinsi ant suolo, varžovas atitrūks rezultate ir tada jau bus nereikalingas jisai. Tai yra savotiška, dilema, kaip ją sprendžia kiekvieno trenerio, reiškia, yra asmeninis dalykas. Kaip kuris treneris sprendžia šitą dilemą. 3 taškais priekyje Rusija, 46-43. 6 minutės 40 sekundžių dar lieka žaisti. Vėl beveik visą atakai skirtą laiką kamuolį išlaiko Rusijos krepšininkai ir laimė šįsyk netikslus metimas, jau mūsiškiai skuba į priekį. Netikslus dėja ir Rolando Lievo metimas.
Rodos buvo dėkinga proga pelnyti taškus, sumažinti skirtumą iki minimumo. Deja, dabar vėl reikia kautis gynyboje. Ir vėl lėtas pozicinis žaidimas. 6 sekundės jau lieka rusų atakai. Ir vėl tik prasižengdami sustabdo Sokolovą Lietuvos krepšininkai. Tačiau perlaikytas kamuolys. 24 sekundžių taisyklė pažeista. Ir vėl Sokolovas sukasi per dešinį petį. Tik per dešinį petį. Reikėtų jam dengti dešinę pusę. Nepavyko mūsiškiam dabar apsiginti. 46-43. 5 minutės 50 sekundžių dar laiko. Tikrai yra labai daug. Mačiulis. 9 sekundės jau lieka ir lietuvių atakai. Na, vėl šiek tiek lėtas vangokas žaidimas. Ir nepasiseka pelnyti taškų, tačiau kamuolį sugeba atkovoti Juozas Ramanauskas, kuriam kerta per rankas Rusijos krepšininkai. Tų nepataikytų metimų iš po krepšio tikrai gali labai pritrūkti rungtynių pabaigoje. Ne vieną, ne du ir ne trys mes tokius prametėm. Juozas Ramanauskas tos prie baudų metimo linijos. Mes baudų metimo metam mažai ir kas baisiausia dar netaikliai. Deja, abu metimai skrieja pro šalį, labai gaila. 46-43. Rezultatas nesikeičia. 3 taškų persvara priekyje Rusijos komanda. Rungtynės nepasižymi rezultatyvumą. Tikras finalas. Šaunuoliai. Na, gynyboje mūsų vyrai žaidžia tikrai neblogai dabar. Atiduoda visas savo jėgas. Jeigu kažkur tai ir suklysta, tai negali pykti, nes tikrai atiduoda visas savo jėgas. Šaunuoliai vyrai, kalnas tikrai. Ir Laimonas Kisielius, matome, 13 numeris. Aikštelė 46-43. 3 taškais vis priekyje rusai. Na, ir vėl pozicinis žaidimas. Vėl artėlink pabaigos atakai skirtas laikas ir vėl iš toli tritaškis metimas netikslus. Kamuolio atkovoti dėja nepavyksta. Keičiasi žaidėjai, matome, Rusijos komandoje. Velcevas sugrįžo į aikštelę. Nedaug trūko atrodo, bet iškrito kamuolys už galinės linijos. Ir vėl tenka gintis. Prasižengia dabar Kisielius. Vėl keičiasi Rusijos komandos žaidėjai. Fridzonas, matome, išeina iš aikštės, kas jį pakeičia, nerodė mums transliacijos režisieriai. 4,5 minutės lieka iki Europos čempionato pabaigos. Tikrai įtempto ir dramatiško finalo. Labai nerezultatyvios rungtynės. Deja, Jegoro Velcevo metimas tikslus 49-43. 6 taškais priekyje jau Rusijos krepšininkai. Jomantas dar suklysta, prarastas kamuolys. Ir čia pat prasižengia Lievas. Šiek tiek atrodo sutrikę mūsų komandos žaidėjai.
Ar nebūtų reikalinga dabar, sakysim, minutės pertraukėlė, ar jūs manot, kad nebūtų reikalo? Na, nežinau, čia kaip sakoma, trenerio prerogatyva yra, vyriausio trenerio prerogatyva. Ir štai iš viršaus Nikita Kurbanovas. Vienas iš aktyviausių buvo žaidėjų per visą čempionatą, šiandien jis nelabai pasižymėjo. Tik štai šiuo gražiu metimu iš viršaus išsiskyrė šis krepšininkas. Jau vos 10 sekundžių lieka ataka ir vėl mėginimas iš toli, vėl metimas netikslus, kamuolį atkovoja Lietuvos krepšininkai. Laimei kamuolys išlieka mūsų krepšininkų rankose. Aiškus teisėjo gestas, nors rusai rodė, jog jam turėtų atitekti kamuolys. Krepšininkų ataka ir vėl mėginimas iš toli, netikslus 50-43. Ir čia dar pražanga Artūrui Jomantui, mūsų komandos kapitonui. Penkias komandinės pražangas jau šiame ketvirtyje turi Lietuvos krepšininkai, rusai prasižengia dar tai yra tik 2 kartus. Na, laimė, jog ir rusai nelabai tiksliai šiandien meta nuo baudų metimo linijos. Na ir kaip galima būtų paaiškinti visą čempionatą, žymiai tiksliau atakavo mūsų krepšininkai, tik pusfinalis ir finalas, štai tokie netikslus metimai. Ar čia nuovargis, ar psichologija neatlaiko psichologiškai tokios įtampos mūsų žaidėjai, ar kokia priežastis? Manau, kad tai nėra viena priežastis. Visų pirmiausia, turbūt ir nuovargis. Be to reikia pripažinti, kad finalas tai yra finalas ir kainuoja daug psichologinių jėgų. Ir tai turi įtakos. 2,5 minutės dar lieka žaisti. Mūsiškiai perima kamuolį. 6 taškai skiria komandas. Dar prasižengia Andrėjus Komarovskis. Trečioji Rusijos krepšininkų pražanga šiame ketvirtyje. Na ir lieka paskutinės rungtynių akimirkos, paskutinės minutės. Įtampa iš tikrųjų didžiulė. Galbūt dabar mūsų komanda mėgins spausti Rusijos krepšininkus po visą aikštelę, kaip jūs manote? Manau, kad ateina laikas jau priimti pagrindinius sprendimus, svarbiausius sprendimus. Ketvirtis baiginėjasi ir kad nebūtų vėlų. Aišku, ateina lemiamos minutės. 6 taškai nėra didelis skirtumas, 2,5 minutės. Tačiau spaudimas galbūt išjudintų, presinis galbūt išjudintų mūsų krepšininkus, priverstų skubėti labiau rusus. Galbūt pavyktų sumažinti skirtumą. Deja, dabar vėl neišnaudota proga, prarastas kamuolys, o laikas tirpsta. Jis jau dabar yra Rusijos komandos sąjungininkas. 2 minutės 10 sekundžių lieka žaisti iki finalo pabaigos. Mums deja iki rusų trūksta 6 taškų. Na, galbūt pavyks apsiginti. Ne, kol kas tik pražangomis sugebame sustabdyti Rusijos krepšininkus. Jomantas stumteli dabar Komarovskį ir jam skirta asmeninė pražanga. Pro galinę liniją norėjo prasiveržti Komarovskis ir nesuspėjo jos užstoti Artūras Jomantas. Deja, šįsyk tikslus ir baudų metimai. Atkovoja mūsiškiai kamuolį. 7 taškai skiria komandas. Dabar jau reikia žaisti labai tiksliai, klysti laiko beveik nebėra.
Pagaliau tolimas tikslus metimas, lieka 2 taškai. Alijevas pelno 3 taškus, 52-48 ir minutė 44 sekundės iki finalo pabaigos. Štai nuolat mums rodo režisieriai, kaip iš toli meta abiejų komandų krepšininkai. Procentas tikrai mūsų komandos šiandien yra labai nekoks. Jau lieka tik 7 sekundės. 52-48 ir paskutinės sekundės, 2 sekundės rusų atakai. Labai svarbus momentas, labai svarbus momentas. Šaunuoliai, tritaškis, atkovotas kamuolys gynybai. Tie 4 taškai iš tikrųjų yra labai nedaug, laiko dar yra pakankamai daug. Be jokios abejonės, rusas už tai rima minutės pertraukėlę. Keičia Sokolovą. 5 kartą prasižengė Sokolovas. Tai dar viena gera naujiena. Stumtelėjo dabar taip Joną Mačiulį į nugarą šiek tiek Rusijos komandos vidurio puolėjas ir jis priverstas palikti aikštelę. Seibutis po krepšiu, dėja metimas netikslus, o Kurbanovas pastveria kamuolį. Minutė 7 sekundės, nepavyksta Jonui Mačiuliui perimti dėja kamulio. Atrodo, net daug trūko, tačiau nesuspėjo prie kamulio Jonas Mačiulis. Ir dabar Alijevas kelia į viršų ranką, jam skirta asmeninė pražanga. Taigi tęsiasi dar minutės pertraukėlė. Na, rodos visą laiką neleidžiame atitrūkti rusam, tačiau pasivyti kol kas vis nesiseka. Ir štai aktyvūs mūsų komandos sirgaliai. Na, nežinome, kiek jų yra Rusijoje, tačiau šiuos jau rodo transliacijų režisieriai keletą kartų. Akivaizdu, jog jie labai šiltai palaiko mūsų komandą. Dar kartą paskutiniai rungtynių epizodai. Rusijos krepšininkai stos prie baudų metimo linijos berods. Taip, Alijevui buvo skirta asmeninė pražanga. Pirmasis metimas tikslus. Prašovas prie baudų metimo linijos. Taikliai meta ir antrąjį baudos metimą ir komandas jau skiria 6 taškai, 54-48. Ir prasidėjo paskutinė rungtynių minutė, o čia tikslus Rinaldas Seibutis. Vėl komandas jau skiria vos 4 taškai. Bridzonas vėl aikštėje. 48 sekundės dėl nepavyksta mūsiškiams perimti kamulio. Ir čia jau tai, kol mažiausiai norėjosi, dėja 2 taškai ir dar pražanga. Nikita Kurbanovas dar vieną metimą galės mesti nuo baudų metimo linijos. 6 taškais vėl priekyje Rusijos krepšininkai ir dar vienas baudos metimas. Na, vos neperėmė mūsiškiai kamulio, dėja buvo nubausti 2 jau tiksliais taškais, 1 metimu ir dar štai Kurbanovas turi galimybę padidinti savo komandos pranašumą. 8 taškų šiandien yra pelnęs Kurbanovas, šis metimas netikslus, tačiau dabar pražanga turėtų būti Šabalkinui. Taip ir yra, teisėjas rodo, jog Nikita Šabalkinas stūmė Joną Mačiulį, kovojantį dėl atšokusio kamulio. Ir jau Mačiulis stojasi prie baudų metimo linijos, 5-oji Rusijos komandos pražanga šitame ketvirtyje.
Laimė įkrinta kamuolys į krepšį, dar vienas metimas. Ramanauskas štai išklausė trenerio patarimų, dėja antrasis metimas netikslus. Ir penktąjį kartą prasižengė Jonas Mačiulis, jis palieka aikštelę. Dėja, šiandien jis jau nebegalės padėti mūsų komandai, gana aktyviai žaidė Mačiulis paskutinėmis minutėmis ir prie baudų metimo linijos vėl Rusijos krepšininkai. Šabalkinas pelnė 9-ąjį savo tašką ir 10-asis jo taškas. 7 taškais priekyje rusai. Jomanto netikslus metimas, paskutinės 30 sekundžių ir čia pat vėl netiksliai atakavę krepšį mūsų krepšininkai priversti prasižengti. Mantas Kalnietis kelia į viršų ranką. 7 taškų persvarą turi Rusijos rinktinė. Prie baudų metimo linijos Jegoras Velcevas. Rusijos krepšininkai jaunimo čempionato, Europos jaunimo čempionato dar nėra laimėję nė karto. Suprantamas jų noras iškovoti pergalę savų žiūrovų akivaizdoje. Ir tikslus dabar Velcevo metimas 8 taškais priekyje Rusijos komanda. Mūsiškiai skuba į kontrataką. 59-51. 20 sekundžių lieka iki finalo pabaigos. Ir dėja metimas netikslus, o su kamuoliu vėl Rusijos krepšininkai lieka 14 sekundžių. Nikitai Šabalkinui per rankas vėl kerta Lietuvos krepšininkai. Seibučiui turėtų būti įrašyta asmeninė pražanga. Alievas prasižengė šį sykį. Šabalkinas prie baudų metimo linijos. Na, rodos mūsų prognozės nepasiteisina. Rungtynių pabaigoje sėkmingiau žaidžia Rusijos komanda. Taip, na ką padarysi. Tačiau nereikia nusiminti, reikia prisiminti, kad mes vis tik žaidžiam finale ir kad yra iškovoti sidabro medalį. Ir tai yra tikrai labai didelis pasiekimas. Reikia prisiminti, kur atsidūrė tokios krepšinio valstybės kaip Jugoslavija, buvusi Jugoslavija, Serbija ir Juodkalnija. Kur atsidūrė Ispanija, kur atsidūrė Turkija ir kitos valstybės. Aišku, apmaudu yra pralaimėti finalą, bet ką padarysi, vyrai tikrai atidavė daug jėgų ir galbūt net pranoko kai kurios lūkesčius, kuriuos čia, reiškia, specialistai tikėjosi šitos komandos. Taip, kad reikia vyrus pagirti, nes tikrai mes matėme, jie kovėsi iš paskutiniųjų, treneriai nėrėsi iš kailio. Ką padarysi, šiandien Rusijos krepšininkai buvo stipresni, toks yra krepšinis. Sporte negali būti dviejų nugalėtojų. Šį kartą nugalėjo Rusija, tačiau mūsiškiams tikrai reikia nukelti prieš šios kepurę ir padėkoti už gražų žaidimą, už pasiaukojimą ir už pastangas. Startinė Lietuvos